Sveiki, pradedame laidą Politikos chirurgija ir šiandien su Linu Kontrimu ir Vytautė Merkytė kalbėsime apie didžiausią šios savaitės aktualiją. Kokia jinai, Linai? Man atrodo, kad visiems rūpi, ar tas kabinetas vyriausybėje bus pilnas ar ne. Kol kas žinome, kad 2 ministrų trūksta. O dabar pasižiūrėkite trumpą vaizdo reportažą. Nedorai pergalės atšvęsti nespėjusi naujoji centro kairės koalicija iškart susidūrė su įvairiomis problemomis. Tai premjerė žadėjusios būti Vilijos Blinkevičiūtės atsitraukimas, tai užsienio partnerių neigiama reakcija į koalicijoje esančią Nemuno aušrą, dar kur protestai prie Seimo ar prezidento pažadas, kad netvirtins partinių Nemuno aušros kandidatų į ministrus. Jausmą, kad galbūt viskas vyksta ne pagal politikų planą, padidino ir žinia, kad socialdemokratas Nerijus Cesiulis ir teisininkas Gintautas Bartkus atsisakė progos tapti ministrais. Alytaus merui Cesiuliui buvo siūlomas vidaus reikalų ministro portfelis, o Bartkui – teisingumo. Tas jūsų rezonansą sukėlė sprendimas visaip vertinamas, jūs atsisakėte tapti vidaus reikalų ministru prieš kelias dienas ir vienas iš politologų, mano cituotas, sakė, kad tai yra vietos parodymas premjerui Paluckui. Citatos pabaiga. Ką jūs į tai? Žinote, politologai daug ką gali sakyti. Po šių žinių internete netruko ir juokaujančių, kad jie tai kitaip vyriausybę formuotų. O kaip ekspertai vertina naujosios vyriausybės formavimo ypatybės? Apie tai toliau laidoje. O mūsų ekspertai šiandieną yra Eltos vyriausias redaktorius Vytautas Bruveris. Sveiki. Sveiki. Ir tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas. Laba. Tai esminis tikriausiai ir pagrindinis šiandienos laidos klausimas, kaip jūsų akimis visgi atrodo šios vyriausybės formavimas. Vytautai, pradėsim nuo jūsų. Kaip jums atrodo? Viskas ten gerai sekasi? Na, aišku, ne. Tai su reportažė tai buvo pakankamai aiškiai paminėti tokie pagrindiniai dalykai. Nežinau, man tai toks įspūdis, gal bendras toks dalykas. Kvailai atrodo. Daug labai kvailyšių kažkokių ir tiesiog, tokio chaoso, kuris net nesuprantamas, kodėl jis vyksta yra. Pavyzdžiui, apie socialdemokratus kalbant, ne? Kiek čia, 56 mandatai? Partija kaip ir atsigavus, populiariausia šalies politinė jėga. Vienas iš kertinių mūsų partinės sistemos stulpų ir ramščių visą laiką buvo, taip? Na, aišku, ten buvo nukritusi balą, suskilus, ten vos atsikėlė, vos atsigavo. Priminkim, kad tuo metu pirmininkas partijos buvo Gintautas Paluckas. Taip, Paluckas buvo pirmininkas, kažkaip atsigavo, opozicijoje turėjo, nereikėjo nieko veikti. Galėjo ruoštis pergaliai, rinkimams. Dabar žiūrim, pavyzdžiui, tos pačius ministrus, jų kadrė nerodo, kas ten, Jėzus Marija, kažkokia vargo vakarienė. Taip pats premjeras yra atsarginis nuo solelio pakeltas, ne pakaitinis lyderis ir visi tą mato. Ir jo lyderystė nėra tikra, nėra nekvestionuojama, nėra, kaip čia pasakyti, nežinau, bet kokia lyderystė nebūna besąlygiška, bet šita tokia labai sąlygiška lyderystė. Bet jūs stebate vis tiek jau daug metų šitą politikos areną. Kas atsitiko su tais socdemais? Nes iš tikrųjų, pats paminėjote, ta gvardija, kuri buvo ten Kirkilas ar ne Bernatonis, galų gale dar yra iš jos ir Sysas, Olekas. Bet kas yra dabar jiems nutikę? Ar jie nebeturi ambicijos, nebeturi šerdės ar kitos priežastys? Taip pats tą pasakėt, nebėra ambicijos, nebėra energijos, nebėra širdies, nebėra lyderių. Ta prasme, čia ne vien tik tai socdemų bėda, kaip mes matom, čia visų mūsų pagrindinių partijų. Apskritai mūsų čia permanentinė ta partinės sistemos krizė, lyderystės, idėjų, kadrų krizė. Tai socdemai labai ryškus yra tos krizės pavyzdys. Juk mes suprantame, kad dauguma jų rinkėjų balsuoja už juos ir balsavo už juos ne dėl to, kad ten jie kažkokie labai įspūdingi, jiem yra supermenai, taip sakant, ir alfa patinai ir alfa patelės, ne? O dėl to, kad tiesiog, iš inercijos nieko geresnio maždaug nebuvo, nenorėjo balsuoti už tą pačią Nemuno aušrą. Tai čia visiškai aišku ir tie dabar
viena vertus 56 mandatai iš tiesų yra daug. Taip. Yra, kaip čia pasakyti, absoliutus dominavimas, aritmetinis kaip ir politinis, bet kita vertus, jeigu pats to dominavimo šaltinis ir dominavimo šerdis yra ne politinis centras, nekonsoliduota kažkokia daugiau ar mažiau politinė kohorta su aiškia struktūra ir lyderystė, o palaida bala, ar, gerai, ne palaida bala, bet kas yra tarp balos, tai kaip čia pasakyti, kietesnis balos variantas, ne? Gerai, želė, sakysim taip. Jeigu tai yra tokia politinė želė, tai, tai taip viskas ir vyksta. Tai čiagi yra esmė, dėl ko mes matome tokį ir kadrinį skurdą, ir blaškimasi, ir tie ministrai, ta prasme, visos tos mūsų valdančios koalicijos būdavo tos ministrus, tie ministrai atsirasdavo dažniausiai kaip triušiai iš rankovės ir jie tikrai būdavo triušiai, tikrąja to žodžio prasme, nieko bendro nei su politika turintis Pilypai iš kanapių, ta prasme. Ir čia tą patį mes matom. Bet šitie Pilypai kažkokie, itin pilypiški, ne, šiais metais atrodo. Nežinau, gal aš primiršau, kaip buvo prieš 4 metus, bet... Ne tik prieš 4, bet dar 12 metų atgal. Taip, bet mes čia pradėjome kalbėti apie pagrindinę, taip sakant, ir esminę partiją socialdemokratus, o kur dar tema, gastronominė tema apie Nemuno aušrą, tai bet čia gal perdodam... Bet kaip tik, kadangi Skirmantai, tu labai daug irgi laiko praleidai ir dirbdamas žurnalistų, daug visko stebėjai, matei, vyriausybei irgi padirbai. Gal mes kažko nesuprantam, gal vis dėlto šita vyriausybė nėra kažkokia keista arba, kaip Vytautas pasakė, kad nevykusiai sekasi. Aš tai sakau, kad labai jam gerai sekasi, visiškai palaikau, nes pasižiūrėkit, pavyzdžiui, dabar Žemaitaitis. Anksčiau būdavo per visas vyriausybės ir kai aš dirbau Skvernelio vyriausybėje, bet ir prieš tai, sakykime, patvirtinę ministrus, tada koks nors ministras nukrenta po skandalo ar ten kažkokių kitų aplinkybių dėka ir tada, ką tu darai, skiri viceministrai ministrus ir galbūt ieškai kito. Dabar Žemaitaitis išrado naują schemą, kaip padaryti taip, kad tu galėtum viceministrais dar nepaskirtą ministrą vis pakeisti. Tai yra, ateina, pavyzdžiui, teisingumo ministro atveju vienas atsistatydina, sako, tada viceministrą, jeigu jis nepraeina, tai viceministrą. Ir taip varai, žinai, ir su kita karusė. Visiškas know-how, iki tol to nemačiau. Kitas dalykas, kas man labai patinka, irgi kalbant apie vyriausybės programą, apie Žemaitaitį, dar tokių aš neatsimenu dalykų. Pavyzdžiui, dabar kalbasi, sako, žiūrėkit, jūs žadėjote mažiausiai 2 metus mokesčių nekelt. Žemaitaitis sako, žadėjom, bet mes susitarėm, kad metus mokesčių nekelsim. Aš galvoju, žmogus išsikovoja, kad metus mes gyvensim be mokesčių pakeltų. Bet jeigu kažkas išmano įstatymus, tai supranta, kad dabar gruodžio mėnesis. Taip. Kad yra neįmanoma čia nieko dabar padaryti, liko dar net finansų ministras nepaskirtas, liko kelios savaitės, o po to pagal įstatymą tu negali daugiau negu turi palikti pusę metų po mokestinių pakeitimų įsigaliojimų ir dažniausiai tai su biudžetu. Tai iš esmės tu net ir labai norėdamas negali tų per metus nieko labai stipriai pakeisti. Bet iš esmės tu sakai, aš susitariau, kad saulė dieną šviestų, o naktį būtų tamsu, kad visiems būtų patogu miegoti, man už tai padėkokit. Iš šono žiūri, jie šaunuoliai, iš tikrųjų, kodėl čia jam kritikuot kažką. Bet šaunuoliai tikriausiai tada gaunasi, kad yra Nemuno aušra šioje valdančioje koalicijoje, bet pavyzdžiui, socialdemokratai arba demokratai galbūt keistai atrodo. Visi yra šaunuoliai. Šaunuolis yra prezidentas, nes jis labai griežtai sakė, mes neleisim čia Žemaitaičiui bujoti. Dabar žmogus nuėjo į tokį ciklą, žinot, kaip lėktuvas, kuris krenta ir jisai taip tokiam pike yra, ar ne, mirties. Tai dabar jam vis prastesnius kandidatus neša. Jis vienus atmeta, sako, tai mes dabar pakaitinius, kurie turėtų būti viceministrai. Kas supranta politiką, žino, ministras lyderis, viceministrai yra jo, kaip sakant, padėjėjai ir ne patarėjai tam tikrais klausimais. Tai dabar žiūrėkit, jeigu mes kalbant krepšinio terminais, vyriausias treneris nepraėjo, tada trenerio asistentas nepraėjo, tada asistento asistentas, jeigu nepraeis, mes eisim ten iki valytojos, žinai, nešim. Juzukas gal tada ir prezidentas, aišku, jisai gali tam prieštarauti, bet finaliai jisai vis tiek kažkur turės nusileisti. Ir kur be pažiūrėsi, socialdemokratai irgi tikrai yra labai daug dalykų. Pavyzdžiui, socialdemokratai į programą įsirašo, kad mes prieš antisemitizmą ir už žmogaus teises. Tuo pačiu metu partijos antros pagal dydį koalicijos partneris yra teisiamas ir konstitucinio teismo pripažintas antisemitu, o pavyzdžiui, partnerystės klausimas iš viso išimtas iš darbotvarkės. Tai, bet vėlgi, ar jų rinkėjams reikia į tokias detalės gilintis? Tu tiesiog matai, kad žmonės yra prieš antisemitizmą ir už žmogaus teises. Bet čia tai įsterpsiu įdomu tai, kad pats Žemaitaitis yra visai neseniai šią savaitę pasakęs, kad Lietuvoje antisemitizmo nėra problemos. Tai ir nėra, jeigu Žemaitaitis pasakė. Skvernelis irgi, visi, viskas ten labai gerai sudėliota. Dar aš pridėčiau, kad šaunuolis yra Skirmantas Malinauskas, kuris žymiai, taip sakant, žaismingiau ir ironiškiau pasakė tai, ką aš tiesiog bukai pavadinau kvailai, ne, viskas atrodo. Jisai taip grakščiai ir ironiškai sudėliojo. Bet žiūrėkite, aš labai
suprantu jūsų tokią liūdną ironiją, nors gal ir linksmą ironiją apie tai, kas čia vyksta, bet tiesiai šviesiai, žiūrėkite, Žemaitaičio populiarumas auga. Populiariausia partija šiuo metu pagal partijos tyrimus. Dar daugiau, aš pasižiūrėjau, ten tie skaičiai. Ar tikrai į narius partijos eina? Pasirodo, akurat yra tiesa. Tai žiūrėkite, dabar juoką į šoną padėjus, bet jeigu iš tiesų Žemaitaitį šitai spaus, jisgi drąsiai iki tų 27 metų savivaldos rinkimų gali rinktis bet kokį kelią. Jam konfrontacija tiek su prezidentūra, tiek netgi su Palucku, jeigu jau ribinis atvejis būtų, yra į naudą. Kurių velnių tada šitaip dabar tempti tą gumą? Tai pirma, kontrklausimas, tai ką jūs siūlot? Nespausti jo? Įleisti jį tuoj pat ten į valdžią, kuo mažiau jam priešintis, kuo mažiau jį banyti, taip sakant. Kaip kontrimus į kontraklausimą atsakau. Taip, po rinkimų aš iš tikrųjų būčiau labiau įsitempęs ir žiūrėčiau štai ką. Jie vis tiek sudarė daugumą. Ir jie išlaikys ją. Aš matau vieną niuansą. Dabar stipriai neturiu dar argumentų, bet kiek pats Paluckas tvers? Vat šitą vis dėlto jam rankos irgi surištos. Jis negali pradėti pasirodyti, kad yra kitoks. Nenueinam nuo Nemuno aušros, nuo žemaitaitininkų klausimo nenueinam. Taip, žodžiu, tai mesgi suprantam, apie ką čia šita publika yra, taip? Ar ne? Ir ypatingai tas, kas pateko į Seimą. Jo, tai tokie rinkimų projektai, vadinkime jos taip visada, per visą mūsų nepriklausomos valstybės istorijoje buvo apie vieną iš esmės ir taškas. Apie pinigus, prieimą prie pinigų. Taip, politika, buvimas valdžioje, valdžia jiem yra vėlgi tik tai priemonė prieiti prie pinigų, prie finansinių srautų. Štai dėl ko yra aplinkos ir žemės ūkio ministerijos. Teisingumo ministerija, kaip ten atsidūrė, aš tiesą sakant nelabai suprantu, bet Teisingumo ministerija čia šitoj vietoje ir buvo jiem labai rizikingiausia, ta prasme, ir pačiam prezidentui, ir visai diplomatijai ir panašiai, nes Teisingumo ministerija turi tiesioginį kontaktą su valstybės tarptautiniais įsipareigojimais, prestižų, užsienio politikai ir panašiai. Tai va, bet ta Teisingumo ministerija, tiesą sakant, nelabai jiem rūpėjo. Jiem rūpė... Ir dabar neturi kandidatų. Jo, ir dar, tai turėjo ten kažkokius kandidatus, bet prezidentas savaime suprantamai jų nepraleido. Nes prileisti Nemuno aušrą prie Teisingumo ministerijos mes suprantam, ką tai reiškia, taip? Bet vis tiek finale bus, nes šiai ministerijai... Nežinia, palaukit, neskubam. Čia gali dar būti taip, kad... Neskubam. Kalbam apie Nemuno aušrą. Tai mes suprantam, apie ką tas yra projektas. Kai kurių ponų ir ponių valdžioje ir tarp mylimų koalicijos partnerių, reiškia, ir ta pačių socialdemokratų ir galbūt prezidentūrų yra tas planas ir vizija, ne? Kad kuo ilgiau tu jos banini nuo valdžios, kuo ilgiau laikai jos toliau nuo valdžios, nuo realios valdžios, pirmiausia nuo ministerijų ir ten esančių realių finansinių srautų, tuo greičiau ten tikėtina prasidės erozija ir blaškymasis į šonus ir bus galima juos išardyti, ištampyti tiesiog kaip pesliams nudvėsio šakalo vidurius, reiškia, Žemaitaičiui, tiesiog ypač jeigu jisai dar bus išspirtas iš Seimo nesukontroliuojant procesų. Ir taip gali atsitikti. Yra tas scenarijus labai stiprus. Taip gali atsitikti, nes ta publika yra tiesiog atsitiktinių žmonių politinių perėjūnų ir apskritai atsitiktinių žmonių politikoje rinkinys, kuris dėl vieno tikslo yra. Jeigu to tikslo jie iš karto to prieimo negauna, ten iš karto prasideda dalykai. Jeigu Žemaitaitis priešingai yra vis dėlto rimtai nusiteikęs ir jisai galvoja apie kažkokį tikrai ilgalaikį projektą, ilgalaikius dalykus ir kontroliuos šitos dalykus ir lygiai taip pat galvoja tie, bent į Seimą patekę jo frakcijos nariai, tada jau yra rimtesni dalykai, bet aš labai abejoju. Aš nemanau, kad jie ištvers, taip sakant, vienoje krūvoje iki kadencijos pabaigos. Ir čia bus pagrindinis nestabilumo koalicijos ir vyriausybės šaltinis. Ką jie rėmėsi labai stipriai ir Skirmantai irgi. Juk tas elektoratas, kuris buvo, jo nėra tiek daug. Realiai tas 50, kur ateina, jis ir taip pasidalintas yra. Tai į ką jie labai stipriai... turi omeny. Taip. O šitie labai ėjo į tą, kurie niekada neina. Ir jie yra labai daug šito sukėlę. Ir vis nerimsta ta publika. Taip, kad dabar, jeigu Skirmantai taip pažvelgus į rinkiminę, vis tiek pats esi ir rinkimus daręs ir žinai, kad tam tikros auditorijos, jeigu gerai atpjaunamos ir sudirginamos, jos vėliau seka, nes jie valdžioj nėra, jie yra būtent pilni to tokio nepasitenkinimo,
mūsiški uždaužėte. Vat ar šitas negali būti, ką Vytautas paminėjo, kad, o jeigu vis dėlto yra planas antras, tas ilgalaikis? Didžiausia Žemaitaičio problema yra tai, kad jeigu dabar atsitiktų taip, kad visi į pažiūrėtų kaip į politinę jėgą antrą pagal dydį koalicijoje ir sakytų, žiūrėkite, gerbiamasis, dabar turite valdžią ir įvykdykite savo pažadus be didelio triukšmo, tai jam greičiausiai būtų labai labai blogai, nes jis tų pažadų neįvykdytų. Elementariai mes kalbėjom apie mokesčius ir apie kitus dalykus, bet jisai nuo pirmos dienos yra auka. Jis yra prezidento auka dėl to, kad netvirtina jo ministrų ir visą laiką sakys, būtų tie kiti, tai jie būtų padarę, o dabar nepatvirtina. Jisai yra auka, kalbant apie koaliciją, nes čia visą laiką su juo visi dirbti nenorėjo ir taip toliau. Ir mes puikiai suprantame, didžiausi Žemaitaičio konkurentai yra ne konservatoriai, ne prezidentas, kuris baigė savo kadenciją ir panašiai, o socialdemokratai ir demokratai. Tai yra, jisai projektuoja save labai paprastai, jisai turės paaiškinimą ir mes tai pamatysim labai greitai, čia nereikia būti orakulu, kad tai prognozuotum. Mes pamatysim, kaip jisai pradės aiškinti, kad žiūrėkite, Paluckas ir socdemai yra blogi, demokratai yra blogi, nes jis tai geras nori, bet jam neleidžia. Ir čia yra esminis dalykas. Tai yra, kuo labiau jis yra spaudžiamas, tuo čia Trumpo visiškai efektas, tuo labiau viskas auga. Aš vienintelis dalykas, kur aš sakyčiau, kad vis dėlto yra klausimai, kur saugikliai yra būtini. Nu, pavyzdžiui, mes šiek tiek kalbėjom, toks dalykas kaip teisminės valdžios nepriklausomumas. Ar ne? Teisiamas asmuo, jisai yra koalicijoje ir koalicija užsibrėžia keisti, pavyzdžiui, teisėjų skyrimo tvarką. Atrodo smulkmena, bet jeigu jūs pažiūrėtumėte Lenkiją, Vengrija, kas atsitiko, pabandykite įsivaizduoti, jeigu mes taiga Žemaitaičio artimiem, Žemaitaičio artimų žmonės pradėtume skirti teisėjus ir kas atsitiktų, pavyzdžiui, jeigu tokie kaip aš atsidurė štai tokių teisėjų bylose ir toks teisingumas yra įvykdytas. Beje, aš nežinau, kodėl patys teisėjai tyli, nes šitie užmojai, pavyzdžiui, ten kvalifikacinius reikalavimus keisti ir panašiai, jie pirmiausia, jiem turėtų kelti labai daug klausimų, o dėl teisminės valdžios nepriklausomumo. Bet vėlgi, Žemaitaitis žaidžia ant to. Mes nepatenkinti teismais, mes patys juos kritikuojam, tai reiškia, reikia keisti. Vytautai, noriu atsireaguoti. Bet žiūrėkit, tai jisai pirmiausia, reiškia, muša į tą naratyvą, į tą demagogiją, kuris sako, kad bet koks, reiškia, bandymas Žemaitaitį banyti nuo valdžios yra rinkėjų valios paneigimas. Nėra tai rinkėjų valios paneigimas, nes tai yra, tiesiog prieštaravimas, priešinimas, kritikavimas koalicinės konfiguracijos, o ne rinkimų rezultatų. Konkrečiai partijai. Čia tiesiog galbūt verta net paminėti, kad kai yra apeliuojama, tai kad tai yra rinkėjų valios nepaisimas, reikėtų priminti, kad konservatoriai turėtų būti valdančioji koalicija, nes jie buvo antroji partija. Čia mes suprantam, yra bendra tendencija, dabartinė valdžia pralaimėjo bendros, ta prasme, kad akivaizdžiai rinkėjų valia yra, kad ateitų į valdžią centro kairiosios vadinamos jėgos. Čia tai visiškai aišku yra. Čia tas irgi konservatorių tas kontrargumentas apie konservatorius irgi toks yra pažaidimas, biški manipulacija. Bet čia yra konkrečios konfiguracijos kvestionavimas ir kalbėjimas, argumentavimas, kad tokio pobūdžio grupuotė organizuota, jinai ją pavojinga tiesiog įleisti į valdžią visų pirma dėl korupcinio momento. Antras dalykas, ką mes vakar, nežinau, kada čia išeis į eterį šitą laidą, bet antradienį, taip, posėdį Seimo, mes matėme, kas dėjosi dėl, reiškia, rezoliucijos dėl Sakartvelo. Taip. Čia tokia detalė, ne? Tokia, bet jinai labai simptomiška. Pirma kregždutė, atleiskit konservatoriai, reiškia, kad jūsų paukštį vagiu šitame, dergiu jūsų paukštelį šitame kontekste. Pirma kregždutė, kur labai nuosekliai, organizuotai, labai aiškiai tiek pats Žemaitaitis, tiek visi žemaitaitininkai remiami valstiečių žalių kitų jų konkurentų elektoralinių ir kartu ideologinių giminaičių, žodžiu, artimų. Jie tiesiog priešinosi šitam ir argumentacija, naratyva argumentacijos buvo visiškai, visiškai aiškus ir akivaizdus, taip, galėjo kalbėti kai kurie žmonės tiesiog rusiškai, ne lietuviškai, bet valstybinės kalbos įstatymo dar paiso. Tai žodžiu, tai aš manau, kad čia yra ženklas ir simptomas, kad visa šita publika, visa šita kohorta nuolatos, kur tik galės ir kur tik pasieks, torpeduos visus dalykus. Ne tik tai ten parama, sakysim, Sakartvelui, bet parama Ukrainai, gynybos finansavimą, nežinau, santykius su JAV, nežinau, Kinijos politika, nekalbėsim apie tai. Žodžiu, torpeduos ir bandys daryti viską. Bet tada yra vis dėlto... Štai jums argumentas dar vienas prieš. Taip, aš suprantu, bet yra dar trečias žaidėjas. Palyginkime,
praėjusioje kadencijoje buvo Tėvynės sąjunga, kuri atsiimdavo visus pistonus už tai, ką padarė, nepadarė, Laisvės partija, kuri nuolat draskėsi ir vidury liberalų sąjūdis, kuris ramiai savo ir išbuvo. Dabar kažkas panašaus yra su demokratais ir Skverneliu, kurie, aš suprantu, jiems dabar nei palaikyti, nei vieno, nei kito. Didžiausi suaugusiai kambaryje gaunasi. Taip, išeina. Ir tikėtina laimėtojai. Jie kažkaip pristiprėja, bet prie ko lenkiu? Aš tą mačiau irgi dėl Sakartvelo truputį raudoną lempą iš karto užsidegė, nes tai yra ne tik niuansas, tai parodo, kaip nematomai sukimba staiga, ar ne, kamoliukai ir tau mozaiką sudėlioja. Bet juk ir kitos jėgos nestovi vietoj. Tada tokiu atveju aš suprantu, kad demokratai, matydami, kas vyksta, jeigu pavojus artėja, niekur nedingsta, kaip Vytautė prisimena ir Tėvynės sąjungos pasiūlymas, kad gal vis dėlto kita dėlionė yra įmanoma. Neįmanoma? Peržaisti visiškai. Aš turiu galvoj, mes perrašėme per pastarosius 4 metus Lietuvos istorijos tą formavimo būdą ne vieną kartą. Kodėl negali atsitikti taip, kad po kažkurio laiko tiesiog Aš tik priminsiu, kad 16 metais socialdemokratų viena iš pagrindinių rinkiminių reklamų buvo vyras sapnuoja sapną, košmaras, naktinė reforma ir staiga jis pabunda ir sako, kad čia visas košmaras ir tik ne konservatoriai. Tai va. Aš labai trumpai, kodėl aš manau, kad yra mažiau įmanomas scenarius, nes vyriausybė, sakykime, po metų ar pusantrų formuoti bus dar sunkiau negu dabar, todėl kad reikės rasti ministrus, kurie ateina 2 ar 2,5 metų kadencijai. Maža to, jie greičiausiai ateis į Jovalą, kuris jau bus užviręs. Visada politikam lengviausia dirbti pirmus metus, nes tu turi pasitikėjimo tam tikrą kreditą, gali pasiūlyti tam tikrus populiarius dalykus, o jeigu kažkas nesiseka, suversti ant pirmtakų. Po to jau turi prisimti atsakomybę. Taip. Jo, čia apie tą nepilną buvo užsiminta, kad viena iš mūsų pagrindinių temų tarsi bus ir tas nepilnos sudėties vyriausybės patvirtinimas. Taip. Aš galvodamas, manydamas, spėdamas, reiškia, nujausdamas, kaip ir pavadins, nepagadinsi, kad greičiausiai taip ir bus be Nemuno Aušros ministrų, be žemaitaitininkų ministrų, net ir tų vadinamų technokratų. Žemaitaitis buvo ant tiek kvailas, reiškia, kad jisai pristatydamas tos savo kandidatus nuolatos kartodavo, čia tas mano senas draugus, tas bendražygis, su tuo aš kiaulės ganiau, su tuo pirmą čierką dariau, čia su tuo vabalus gaudžiau kažkokius žodžiu, kai jam kaip tik reikėdavo sakyti, kad čia aš pirmą kartą aš jų nepažįstu. Šitų draugų nepažįstu, žodžiu, taigi toks reikalavimas jam buvo, kad kuo mažiau su juo susiję būtų. Bet vieną paskyrė. Tai va, vieną paskyrė. Bet jis valstietis. Buvęs liktai, nežinau. Bet su Žemaitaičiu sakė, kad yra seni pažįstami. Žiūrėkit, tai va, aš galvau, jeigu, pavyzdžiui, visų 3 kvotų pilnai užbanys, taip sakant, nuo vyriausybės, esminės problemos neišspręs, ne? Prezidentas pasirašė, prezidentas sudalyvavo valdžios dalybuose, iš esmės patvirtino, legitimavo šitą koaliciją, šitą partiją, vadinkime iš inercijos taip, šitą grupuotę lieka valdančioje koalicijoje, taip. Bet tarkim, jinai yra atitverta fiziškai, visiškai blokuota nuo vyriausybės, bet tada klausimas, koks yra, atsiprašau už nevalstybinę kalbą, bet angliškai kalbėsiu, endgame'as, ne, prezidentūrose. Taip. Tai kiek ilgai dabar tie be tų ministrų sėdi ir ką tai reiškia, ką tu to pasieki, kad tu 3 tuščias ministerijas palieki. Tai galbūt, aš galvoju, jeigu yra kažkoks didesnis master planas ir endgame'as, kad galbūt čia vis dėlto taikomasi, kad tuos žemaitaitininkus vis dėlto išspausti kažkaip iš valdžios. Bet nėra pirmas kartas Lietuvos istorijai, kuomet buvo patvirtinta nepilna vyriausybė. Ne pirmas kartas, ten būdavo tvirtinami paskutinė akimirka SMS-ais, reiškia, ministrai tarp prezidento ir premjero. Tai prisimink dar ir tą istoriją, kad buvogi ir Adamkaus suformuota naujosios politikos, kuri... Bet čia, man atrodo, pirmas toks atvejis, kai taip aiškiai vienai valdančiosios koalicijos daliai uždedamas prezidentinis šitas šlagbaumas, užkarda, tai sėkmingai užkarda prieš nosį, reiškia, į ministeriją. Tai va, tai buvo klausimas, koks planas? Ar tai nėra toks ženklas ir signalas, kad vis dėlto prezidentūra gali laikytis tos tokios linijos, strateginės linijos, bandyti kažkaip dar išstumti iš valdančiosios koalicijos? Ar sukelti kažkokią vidinę eroziją ir chaosą, paskatinti tuo blokavimu tos grupuotės viduje. Bet dabar vieną ministrą, vadinkim jį taip, iš inercijos, nei jis ten kažkoks ministras bus, nei ką tas aišku. Žodžiu, patvirtinus, žodžiu, tai dabar tarsi
toks gaunasi kažkoks kompromisas, dviejų ne, vieno ne, tai gal po kelių savaičių kažkokius dar atras žmonės, viceministrų ten pavaduotus ir kaip trenerių asistentus ir masažuotojus paskirs ir tada ta vyriausybė kažkaip jau pilnos sudėties dirbs, bet tai vėlgi bus kažkoks neišesnės. Šiam momentui yra taip, kad dvi ministerijos neturi galvos. Skirmantai, tu prisimeni iš darbo vyriausybėje. Čia nėra situacija, kada nuima ministrą, lieka dirbti viceministrai, komanda suformuota ir tik tai laukiame, kol ateis vadovas. Dabar lieka visiškai ministerijos be galvų. Akivaizdu, ir čia yra du dalykai. Vienas dalykas, prezidentas aiškiai žino, prisimena, pavyzdžiui, Jaroslavo Narkevičiaus istoriją, kai tu gali pareikšti nepasitikėjimą ministrų, uždaryti jam prezidentūros duris, bet tavo įtaka yra nulinė. Tai jo įtaka yra dabar. Kai jisai gali paskirti arba nepaskirti. Antras dalykas, galbūt aš kartais mąstau, prezidentūros funkcija yra užsienio politika, krašto apsauga, bet ir teisingumas. Galbūt prezidentas ieško kompromiso savo kažkokį žmogų paskirti, susitarti ir panašiai. Bet akivaizdu, kad pradėti vyriausybę apskritai pačiam Paluckui, nepilnos sudėties vyriausybė, trūksta 2 ministrų, tai yra problema. Ir tai kitas dalykas ir tom pačiom ministerijom tai yra problema. Tu neturi vadovo, yra iš tikrųjų, o teisingumo ministerija, pavyzdžiui, yra labai labai svarbi. Ne tik tai dėl užsienio reikalų, bet ir vyriausybė yra teikiamos išvados ir panašiai. Tai tokį dalyką paleisti, čia reikia iš tikrųjų truputį pagalvoti. Premjero lyderystė dar vienas smūgis, parodimas, kad ta lyderystė nėra, kaip sakant. Bet šiuo metu dar tik tai, norėčiau grįžti truputėlį prie prezidentūros vaidmens, man buvo toks vienas įdomus momentas. Užsienio reikalų ministras realiai buvo, prezidentūros pasiūlymų paskirtas. Ir labai įdomiai skambėjo argumentas, kodėl reikėtų šį postą siūlyti prezidentūrai. Argumentas buvo toksai, kad užsienio partneriai yra susirūpinę dėl Nemuno aušros, dėl Remigijaus Žemaitaičio, tai mes toksai žmogaus ar ne iš šono, tarkim, paskirimas padėtų numalšinti santykius su užsienio partneriais. Ar jūs įtikina toks argumentas? Iš dalies. Ta prasme, tai, kad jisai turi pagrindų egzistuoti, tai visiškai aišku. Ta prasme, tai aišku, kad tai ta pati prezidentūra, kalbėdama su užsienio partneriais ir jų ambasadoriais čia Lietuvoje, ne po vieną kartą per dieną. Jinai turi kažkaip atsimušti, sakyti, kad ne, viskas bus tvarkoj, mes kontroliuosim tas sritis, prie kurių, reiškia, šitą publiką, tikrai neprieis šitą publiką. Ir tai yra, tai yra argumentas. Kol kas vyksta, taip. Ir tai yra argumentas, bet tai, kad prezidentūra net neims, o jams užsienio reikalų ministerija, aš dar galvojau, kad su krašto apsauga panašiai bus. Bet ne, ten atidavė Šakaliniai, kurie, aišku, visiškai klausys Nausėdos, ne Palucko. Tai, žodžiu, tai kas irgi panašiai yra. Bet kad jams užsienio reikalų ministerija, tai tas buvo seniai. Aišku, kad socdemai atiduos, kad bus čia toks paktas, reiškia, medaus mėnesio paktas. Medaus kaip grakščiais ir medaus mėnesio vaisius, žodžiu, bus. Tik tai bet tik tai vėl taip padaryta yra panašiai kaip su Blinkevičiūtės pasitraukimu, taip sakant, iš premjerinės nominacijos. Taip kažkaip labai tiesiogiai yra tiesmukai ir primityviai. Neelegantiškai. Tiesiog neelegantiškai. Tiesiog paėmė patarėją, kaip ten buvo, ten memas vaikštinėjo po Facebooką, ten atsit, iš 2 aukšto nusileido, reiškia, į prezidento kabinetą ir pasakojo jam anekdotą, kad jį čia atsiuntė Paluckas, žodžiu. Žodžiu, tai vat visiems tai va, ir aš net čia dar galvoju tokią temą, nežinau, ar čia viskas gerai, tai atleidžia už copyrighto, jeigu jis jį yra paėmęs ex-konstitucinio teismo galvakūris su konstitucijos dvasia. Ta prasme, aš nežinau, kad prezidentas yra faktorius vyriausybės formavime, kad jisai turi savo vaidmenį, iš esmės techninį transporterio vaidmenį ir tiesiog užtvirtinimą valdančiųjų partijų valios ir jų kandidatų, tai kaip ir yra aišku, ne? Jisai ten gali turėti didesnį įtaką, spausti kažkaip, siūlyti galbūt ir kitokius kandidatus, žodžiu, visą kitą. Bet taip va dabar atvirai, tiesiai, aiškiai, taip va plokščiai, kaip va šitas stalas tiesiog, kad jisai tampa vienu iš valdžios dalybų subjektų, ne kažkokiu teisėjų, moderatorium, transporteriu ar arbitru, bet subjektų, kad jisai įeina į tą sritį, kuri priklauso absoliučiai valdančiosioms partijoms, parlamentui, parlamento daugumai ir valdančiosioms partijoms,
Nu, aš nežinau, aš neprisimenu tokio atveju. Taip, prezidentai turėjo, čia buvo paminėta naujosios politikos koalicija, buvo, reiškia, pažeisdami net savo gal kažkiek ir, taip sakant, nešališkumo politinių principus, buvo pagrindiniai influenceriai, atleidžia man influenceriai už šitą palyginimą, buvo pagrindiniai influenceriai politiniai, formuojant tą pačią Adamkus, naujosios politikos koalicija, taip, tai irgi atrodė keistai, daugelis tame tarpe ir jūsų nuolankus tarnas pliekė jos už tai, žodžiu, bet šį kartą toks tiesioginis, toks atviras demonstratyvinis ir aš vėl grįžtu prie savo to klausimų. Nežinau, ar čia viskas gerai su konstitucijos dvasia. O Skirmantai, kaip atrodo šitą situaciją tavo akimis? Aš tai net labiau ne apie konstitucijos dvasią galvočiau, nes buvo ir prezidentė Grybauskaitė kažkada tvirtino be vieno ministro vyriausybę. Aišku, dažnai būna, kad keičiasi darbo metu vyriausybės ministrai, bet aš šiaip galvoju, man teko dirbti premjero komandai ir vis tiek yra priešprieša, neišvengiamai. Premjeras ir prezidentas ir dėl populiarumo ir įvairiausių klausimų. Aš bandau įsivaizduoti, pavyzdžiui, pasitarimą. Ateina ministrai, ar ne? Nežinau, kiek Paluckas bus, bet Skvernelis ten ir griežtesnį žodį pasakydavo ir taip toliau. Ir sėdi Kęstutis Budrys, kurį labai gerbiu ir pažįstu ir manau, kad bus neblogas ministras, bet jisai bus kieno komandai. Nes iš esmės tu turi prezidentūros ausis prie savo stalo. Prezidento komandai, aišku. Galbūt žmogus vis dėlto sakys, gerai, aš dabar jau esu užsienio reikalų ministras, bandysiu kažkaip laviruoti. Kas paklausė Nausėdą? bet tie dalykai yra svarbus, aišku. Ir dar vienas dalykas, man tai parodo, kad yra sritis, kurios nebelabai domina ir paties Palucko. Tai yra iš esmės jisai sako, galbūt konservatoriai kariavo ten, tas pats Gabrielius Landsbergis su prezidentu buvo. Taip. Jeigu pažiūrėtume, kiek buvo skandalų, tai vos ne užsienio politika buvo vienas iš pagrindinių dalykų. Dabar sakoma, gerai, jūs pasiimkit, krašto apsauga irgi. Karo metu tu ten labai daug kažko turbūt nebeuždirbsi, jau reikia spręsti realius klausimus gynybos, kažką ten prasukti sudėtinga. Tai žiūrėkit, gynybos taryba, Šakalienė, aš sutinku visiškai, kad yra politinis kompromisas dėl to, kad tai yra iš esmės žmogus, kuris vykdys prezidento valią. Ir jūs tenai aiškinkitės man tik tai, kad kuo mažiau būtų priekaištų. Tai jeigu dar tas pats įvyks su Teisingumo ministerija, tai iš esmės prezidentinės rytis jam atiduodu, o tu nesikišk į ūkinius klausimus. Ir čia mes tokią matome, mano požiūriu, pavojingą kvailą, nes jinai visiškai nereikalinga. Šita tokia konfiguracija, toks konfūzas. Akivaizdu, kad socialdemokratai kaip partija, ir ypač dabartinėme formate, ir jų ta vadovybė, jie neturi kažkokio genetinio ypatingo intereso užsienio politikos dalykų. Apskritai, jie atstovauja tai Lietuvos visuomenės daliai, kuri yra intravertiška, provinciali. O Linkevičiaus ten iš tikrųjų nieks tas rytim. Tai Linkevičius ten būdavo, jisai savo pasaulyje etatinis ten, tai, žodžiu, gyveno. Ten partijai irgi. Ta partija iš esmės yra tos rinkėjų dalies, kuri yra intravertiniai provincialai. Taip, jiem Lietuva maža, kur čia reikia, žodžiu, nelyskim čia apskritai, kas tie užsienis. Su nieko nesipykim. Žodžiu. Tai kaip ir aš sutinku su to, kad prezidentūra greičiausiai ir per užsienio reikalų ministeriją išsaugos, apgins tas pagrindinės Lietuvos užsienio politikos strateginės kryptis ir Lietuva kaip ir formaliai išliks tame pačiame kurse, ten Ukrainai parama, visa kita, bet vidinė energija ir kai valdžia, vyriausybė, jos pirmieji asmenys turi kažkokį, pavyzdžiui, specialų asmenį interesą, jiem įdomus tie dalykai, jiems svarbus yra visiškai kitaip. Ir tą tie patys užsienio partneriai beje jaučia. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, valdančioje koalicijoje mes turim jėgą, kuri tiesiogiai kaip ir neprieina prie šitų dalykų, bet bandys prieiti. Bet dalimi yra. Ir dalimi yra parlamentinėme, pavyzdžiui, lygmenyje. Taigi dienotvarkės visi svarstymai yra kartu. Tai mes turime jėgą, kuri matosi, kad turi specialų interesą prie šio dalyko prieiti ir prieiti destruktyviai. Ir jinai tą darys. Mes gal žiūrovėm įvardykim tada, kuri čia ta iš tų trijų partijų. Žemaitaitinkai, mes apie juos jau šnekam. Bet Vytautai, aš vis tiek dar noriu grįžti prie tos situacijos. Žiūrėkite, kiek mes esame matę, ateina pirmą savaitę, antrą savaitę, nežino koridorių. Bijo net žodį ištarti. Po mėnesio, o čia nauji metai, po naujų metų nauji politikai staiga apsiplunksnuoja, jie pradeda valdyti valstybę. 56 socdemai seniai laukia valdžios. Aš vis dėlto keliu klausimą, kiek jiems kantrybės užteks, pridedant ir tą vis dėlto faktorių, kad jie pasijus valdžia. Sakys, kiek mus gali stumdyti? Klausimas yra toks, ar ten negali atsirasti vis dėlto pagaliau tų lyderių perikla? Nes šiandien aš matau, kad iš tikrųjų ten trūksta... Toj frakcijai? Bent jau partijoje.
Skirmantai? Nenori, bet Vytautas komentuoja. Nenoriu, bet aš nenoriu okupuoti eterio. Tai... Čia dabar mesgi svarstom, nes... Aš manau, kad, nes aš girdėjau pradžią ir paskui klausimas dėl lyderių man kitaip atrodė, nes man atrodo, kad žmonės, kurie apsiplunksnuoja, įgyja pasitikėjimo savo galiomis, aparatai savo rankas paima, jie pradeda galvoti labiau apie savo interesus, partijos interesus, nežinau, kokiu nors susijusių verslų interesus, ko aš labiau bijau. Tai yra Lietuvoje, tas apsukrus, Žemaitaitis, kuo jis imponuoja, ar ne? Žmogus, buvo ir teisiamos partijos pirmininkas, visur sukosi, prasisuko, jis ten prie to prieina, ten įtaką padaro. Ir čia ta lyderystė tokia atrodo. Paluckas, jisai šiek tiek, kurio didžiausia problema, per daug intelektualus, per daug toksai susilaikantis ir taip toliau. Jeigu jis, pavyzdžiui, aš visą laiką sakau, jeigu reikėtų įsivaizduoti Palucką besikeikiantį, labai sudėtinga tą padaryti. Skvernelį lengvai įsivaizduotum, kokį nors Žemaitaitį, Dieve, tai be problemų. Tai būtent. O tenai, žinai, žmonėm tokie dalykai. Paluckas keikėsi, taip. Tai ką aš norėjau pasakyti, kad aš tikiu, kad iš tikrųjų bus po tam tikro laiko pokyčiai, tie neapsiplunksnavę jauni ministrai atrodys žymiai solidžiau, bet ar tai lems lyderystę, didelis klausimas. Ir dar vienas paskutinis dalykas, kad Skvernelis yra pakankamai toksai, autoritaras, nors šiaip demokratai vadinasi, bet Žemaitaitis absoliučiai, ten kol kas nėra numerio 2, be Širinskienės, bet ir Širinskienė su dideliam išlygom. Taip. Tai man klausimas bus toks, socdemai kol kas net neturi ką deleguoti šitą bokso ringą, nes nepaisant to, kad Paluckas yra tenai premjeras, turėtų būti pirmas toks bosas. Bet iš tikrųjų, jeigu juos turi sustatyti, tai ir žmonių akise net pagal pasitikėjimą. Žemaitaitis, Skvernelis, o Paluckas 40-40, teigiamai neigiamai. Aš neįsivaizduoju, kas ten iš tų dabartinių ten socdemų ministro frakcijos narių ten staiga gali paaiškėti, reiškia, kad tai yra liūtai ten patinai ar ten, nežinau, matriarchės plėšėliosios, reiškia, nežinau, Ruginienė? Galbūt beje. Galbūt nustebins jį mus. Ne partijos narė? Taip, jinai kol kas nėra partijos narė. Nežinau, kas dešinioji, pavyzdžiui, premjero ranka, kas turėtų būti visiškai by default finansų ministras Šadžius, kuris yra iš praeities, spiritizmo seansai iššauktas, reiškia. Juozas Olekas savo partijoje kartais, kai bendraujama su šaltiniais, vadinamas tokiu maištininku. Ne, tai maištininku taip, kad jisai turėjo ambicijų būti premjeru ir matydamas vakuumą tą visiškai lyderystę ir kad turėjo visiškai logišką mintį, o tai kodėl ne aš? Jeigu Paluckas čia gali, kodėl čia apie Palucką reikia kalbėti, kodėl ne aš, tai jisai visiškai buvo teisus. Bet aš nežinau, dabar, kad jisai ten pradėtų organizuoti kažkokį didį sukilimą ir jo labiau, kad surinktų kažkokias didelės sukilėlių pajėgas ir padarytų rūmų perversmą, užimtų žiemos rūmus, tai aš labai abejoju. Bet nežinau, man tai, pavyzdžiui, socialdemokratų šitą frakciją ir tą partijos vadovybę šiaip primena 16 metų valstiečius. Ta prasme, bet ten buvo lyderis, ten buvo Karbauskis, ten buvo lyderiai ir Skvernelis. Man primena 16 metų valstiečius be Karbauskio ir be Skvernelio. Ar primena Skirmantai tau irgi? Gal su tuometiniu Veryga. Kaip Pranckietis, kaip Seimo pirmininkas ieškojo Seimo salės. Tai natūralu visi. Ir jie tokie ir liks. Kiek iš tų valstiečių dabar ten patapo kažkokiais labai ryškiais naujais ten politikais, lyderiais ar panašiai. Tai daugiau tokie žėlė. Kodėl ne, bet žiūrėk, perėjo į demokratų partija. O apie, žiūrėkit, Žemaitaičio lyderystę dar norėčiau, jisai iš tiesų yra istorinis, man atrodo, Lietuvos politinis lyderis, nes vienintelis, man atrodo, Lietuvos politikos istorijoje mačiusio visas Sodomas ir Gomoras, atrodo, ne? Bet vienintelis, kuris buvo vieningai savo partijos frakcijos sprendimų išmestas iš partijos Seimo frakcijos. Jisai yra lyderis ta prasme, kad jisai yra disruptoris in chief. Ta prasme, jisai tiesiog sugeba išsprogdinti visą, kas yra. Bet toks tipažas egzistuoja. Aplinkui ir čia yra, manau, kad jisai lygiai taip pat, jisai turi visus šansus išsprogdinti ir šitą vištidę. O kaip tau, Skirmantai, atrodo, kiek laiko Malinauskas, sakau, jau pilnas į liežuvis tiek, kiek laiko, palaukim, dar galbūt tu ateisi irgi į valdžią ir viskas bus gerai. Bet kiek laiko Žemaitaičiui yra Seime? Dėl Žemaitaičio Seime, aš manau, kad jisai turbūt atbūs tą savo kadenciją. Tai va čia yra klausimas dėl teisinio straipsnio, tai nebent jeigu jam būtų inicijuota apkalta, bet vėlgi pasižiūrėkite, visa jo frakcija nedalyvauja, vienas dalykas dėl imuniteto naikinimo, jau kitas dalykas dėl apkaltos, slaptas balsavimas, ar tikrai neįvyktų, bet aš manau, apie ką mes turim kalbėti, apie tai, kad būtent socdemai ir Paluckas neš didžiausią dalį atsakomybės, Žemaitaičiui čia yra lengva ir jeigu jie nesugebės rodyti lyderystės, komunikuoti ir tą patį Žemaitaitį statyti į vietą, nes Skvernelis ką
ką darys, tai visiškai akivaizdu, jo komunikacinė strategija aiški. Tai yra būk čmilytė, tai yra būk šone, tau veltis nereikia, atneša vyriausybė nepopuliarų įstatymą, sakyk, apsvarstysim, čia tikrai yra ką keisti, Seimas priėmė sprendimą, paskėščiok rankom, nu tai va tokia daugumos nuomonė, ko iš manęs norit, o va Paluckui reikės statyti vietą Žemaitaitį ir reikės dar tuo pačiu savo lyderystę įreidinėti, tai bus iš tikrųjų sudėtinga. O dėl to, kad Žemaitaitis tikrai turi šitą talentą susipykti, susikonfliktuoti, aš galvoju, va irgi, Čmilytę paminėjom, pirmas seniūnų posėdis, pirmas posėdis, jau tu ten paspausk vienas kitam rankas, Čmilytė, aš taip ją žiūriu, kam jinai, gali ką nori apie ją galvoti, bet maždaug ten kažką kalba, tu siūlo ten Alekną į tuos vicepirmininkus komisijos, tu mandagiai kaip Olekas, sakyk, jo, pasvarstysim, galbūt ir nepriimsi, galbūt ir dar kažkas, bet Žemaitaitis iš karto, aš čia užkišiu padarysiu ir jis net nesirenka, kas ten moteris, kažkokia auka ir taip toliau, viską žiniasklaidas sprogsta. Jis reikalavo pagarbos. Jo yra būdas toks, jisai kitaip negali. Žiūrėkit, ir dažnai tai, mano nuomonė, nėra kažkokia labai ypatinga strategija didinti reitingą. Taip, tai yra būdas. Natūra žmogaus tiesiog dažnai nesivaldo ir nesuvokia. Mes pripažinkime, kad istorijoje ne vienas yra atvejis, kada tiesiog susikloščiusios aplinkybės atranda savo herojų. Ir nebūtinai, kad tas herojus sukūrė. Čia dabar iš tikrųjų bandoma pasakyti, kad Žemaitaitis sukūrė konjunktūrą ir jie pasinaudojo. Bet yra geras aspektas, mes kalbame apie Žemaitaitį, bet galbūt žymiai įdomiau būtų kalbėti, jeigu iš tikrųjų pasitikėt Baltijos tyrimais ir šiuo metu populiariausia partija yra Nemuno aušra. Taip. Tai mes turim galbūt kalbėti apie visuomenę. Pavyzdžiui, mes kalbam apie Sakartvelą. Aš girdžiu vieną iš tokių nuomonių, kuo Sakartvelas skiriasi nuo Baltarusijos ir nuo kitų šalių, kad ten tas Georgian Dream, reiškia Gruzijos ar Sakartvelo svajonė, ar ne, yra iš esmės, jinai ėjo su prorusiška programa. Taip. Ir dabar klausimas, kiek ten buvo klastojama, bet, sakykime, pusė Sakartvelo pasisako už tokį prorusišką kelią, nepaisant karo ir kitų dalykų. Ko aš bijau? Gal mes gyvenam net nesuprasdami valstybėje, kur jau dabar pusė žmonių sako, žiūrėkit, mes norim prorusiško kelio, mes norim Vengrijos varianto, mes norim pasilankstyti Putinui, kad iš čia nebūtų. Nebūtinai pusė žmonių ar nebūtinai pusė į rinkimus ateinančių rinkėjų, bet kad žymi gana visuomenės dalis yra šitam, kaip čia pasakyti, nežinau, tai bendrai paimant, su visais sąlyginumais tam prorusiškam, reiškia, drive, tai seniai yra akivaizdu. Žemaitaitis visiškai sąmoningai tai eksploatavo. Dėl to, pavyzdžiui, tas geopolitinės temos. Izraelis tai čia taip dėl mušimo į tą, reiškia, buitinį, fundamentalų, pasamoninį ir labai dėja mūsų visuomenėje paplitusi antisemitizmą. Čia šitas yra, bet kiti dalykai, jisai ima ir kitas temas. Ukraina, vidurio rytai plačiau, vakarai apskritai, vakarų politika, vakarų geopolitika, Jungtinės Amerikos valstijos, jisai nuosekliai ir ganėtinai kai kurie tekstai, kuriuos jisai sako, atrodo lyg ne jo, o žymiai labiau išmanančių situaciją ir žinančių, kaip manipuliuoti dalykais žmonių parašyti. Bet tai irgi suvaidino vaidmenį. Didelė dalis tos mūsų visuomenės dalies, apie kurią mes kalbame, apie tai jie klauso, kalba, jiem tai svarbu, jiem tai įdomu yra. Tai Skirmantas teisingai pastebi, kad šiandien dieną, kai mes darome netgi apklausas, iš principo mes pažįstame tik tai 50%, kurie vėliau savo pasirinkimą iš tikrųjų parodo, kad jie jį turi. 50% taip ir lieka tamsioj vietoj. Tai mes stebėmės, kodėl yra bangos, palaikymai. Taip, kad aš visiškai sutikčiau, bet čia jau bus kita laida ir kitos laidos tema pakalbėti apie mūsų visuomenę, kokia jinai yra Šimts perkūnų iš tiesų. Nes apsimesti, kad mes esame čia visi labai mandagus ir Vilniuje praleidžiame viens kitą pro duris, tai čia yra viena. O kai tu nuvažiuoji į provinciją, ir susiduri su Remygos Hebra, kuris sako, tai, čia žinai, kaip susipažįstam, pasimušėm ir ėjom gerti alaus. Iš tiesų, mūsų laida jau juda į pabaigą, tai tiesiog paskutinis klausimas, taip trumpai, drūtai, abiem, ko jūs linkite šiai vyriausybei, Skirmantai? Aš tai galvoju, kai reikia kažką linkėti politikui arba vyriausybei, tai aš linkiu, kad mum, kaip valstybė ir kaip visuomeniai, kad būtų kuo geresnė ta vyriausybė, kad priimtų tuos sprendimus. Dabar tiek visko užsibrėžta. Tai aš negalvokit, gink dieve, kad ar tam pačiam Žemaitaičiui, ar Paluckui, ar Skverneliui, ko nors blogo linkiu, nes nuo to mūsų likimai priklauso. Dabar jau pirmin, bet turiu įtarimą, kad po pusės metų mes jau visai kitaip kalbėsim.
Aš manau, kad pagrindinis blogiausias dalykas, kurį jie jau yra padarę, valstybę įstūmė į visiškai bereikalingą geopolitinės rizikos, pirmiausia, prestižo valstybės požiūrių zoną. Tuo metu, kai artėja žiema, geopolitinė žiema ir geopolitinis pavasaris, kurie bus labai atšiaurus. Aš manau, kad tai yra labai pavojinga ir linkiu ne žemaitaitininkams, čia be šansų juos apeliuoti, ne juos apeliuoju, į socialdemokratus pirmiausia apeliuoju, linkiu kuo greičiau suvokti, kaip tai yra pavojinga. Ačiū Jums labai. Priminsiu žiūrovams, kad kartu su mumis studijoje buvo ELTA vyriausiasis redaktorius Vytautas Bruveris. Ačiū Jums labai. Ir tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas. Ačiū. O su jumis susitiksime kitą kartą.